Šių metų kovą buvo kreiptasi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei vyriausybę su prašymu sutrumpinti mokslo metus. Ar panevėžiečiai pritarė šiai idėjai? Reikėtų trumpinti mokslo metus? Taip, aišku. Kodėl? Nežinau, man taip asocijuojasi, kad jie visą mano gyvenimą buvo trumpesni ir dabar kiek stebiu, tai tam birželio mėnesį nelabai ten mokslai vyksta. Žinokit, aš tai siūlyčiau, kad reiktų vis tiek, kaip sakyti, tų vasaros atostogų gal, mažoka mokiniam, tikrai žinokit. Tai mano nuomonė, kad reiktų. Kaip čia pasakius, gal reikėtų? Kas tas birželis? Jau vaikai labai kaista. Kai dabar oras toks karštas, tai gal ir reikėtų. Iš savo vaikų komentarų tai sakyčiau, kad reikėtų. Kodėl? Nežinau, tiesiog pervargsta. Tie, kurie daro po pamokų, užsiema po pamokinę veiklą ar muzikos mokyklą lanko ar dailės būrelius, tai jiem krūviai iš tikrųjų tikrai nemaži. Jie kartais grįžta namo, vėliau už mane iš darbo, tarkim 8 val. Vakaro. Kitu atveju lieka mažiau laiko kitiem dalykam nereikalingam. Aš trumpinčiau ne tik metus ir trumpinčiau dar ir patį mokymosi laiką. Tie vaikai gauna tokį krūvį, kad suaugęs žmogus tokio krūvį darbinio negauna. Tai apie mokymo metus, neturiu nuomonės, niekad nebuvau pagalvojus, tik tai pagalvoju apie jų dienotvarkę. Tų vaikų, kur ne tik mokslam skiria laiko, būreliams, pamokų ruošimui. Manau, kad taip. Kodėl? Nes kai aš buvau mažas, tai mes mokindavomės iki birželio 1 ir turėdavom 3 mėnesius atostogų. Tai vaikai galėdavom, kaip vaikai, pavyzdžiui, 14 metų būdami, mes galėjom, kad ir papildomą darbą susirasti, pradėti tą kaip ir suaugusio gyvenimą ir panašiai, ir tai išeidavo į naudą. O dabar 2 mėnesiai, biškį mažokai. O kaip manot, ar ilgesni mokslo metai prisideda prie geresnių akademinių rezultatų, ar vis tik yra priešingai jaunuoliams, kaip sako, trūksta poilsio? Jo, kas liečia dėl mokslų, tai gal sakykime, ta prasme, kad prisideda gal, vis tiek, kad kuo daugiau išmoksta, tuo, kaip sakyti, paskui ateičiai yra geriau. Bet vis tiek aš už atostogas, kad... Man atrodo, jie nepakeičia nieko. Nežinau, kai gal čia daugumos nuomonė gali būti ir kitokia, bet aš tai, kad birželį atostogas būtų vaikams. Man tai atrodo, kaip buvusiai pedagogijai, kad neprisideda. Jau žiema pagrindinis, o po to jau į atostogas visi eina. Aš tai galvočiau, kad tą laiką, kur birželio, tarkim, nuo vidurio skiria, ar birželio mėnesį galėtų skirti daugiau praktiniam veiklom. Ta prasme, tų teorinių žinių kažkokiem praktiniam išsisavinimam, dar kažkam. Ir būtų ta tokia, kaip ir truputėlį neformali veikla ir tuo pačiu žinių užtvirtinimas, o ne tai, kad, ta prasme, vadovėlio programos išėjimas ar dar kažkas. Aš suprantu, kad yra tam tikri reikalavimai, bet galėtų būti daugiau praktikai skirtas tas laikas. Kai žmogus jisai darbingas, kai jisai fiziškai ir emociškai yra stiprus, tai jisai tada ir darbingas, jo rezultatai yra geri. O tai, kad laikė ištempsi, tai nemanau, kad tai jau gali duoti gerą rezultatą. Mes labiau turėtume pasirūpinti žmogus psichologinį ir fizinę būseną. Aš manau, kad tiesiog, bent jau iš savo perspektyvos matant, tą paskutinį mėnesį mes nesimokindom. Birželio mėnesį mes nesimokinom, tiesiog kartodavom kursą ir tą patį, ką tu kartuoji, ne visą laiką tau padeda tiesiog. O tos papildomos atostogos, manau, kad būtų geriau ir jaunuoliai pailsėtų ir turėtų laiko kažkam kitam, nes 2 mėnesiai, kaip ir sakau, trumpas laikas. O kaip 16 metų esi ir gali keliauti kažkur. Manau, tai tikrai padėtų jaunuoliam.